Sveiki, atvykę naujo krepšys epizodo ir lieka sužinoti, ar čia buvo clickbaitas ar ne. Kaip ir kiekvieną epizodą pradedam nuo to, tai yra konkurso laimėtojas, kuris gali atsiimti pakabuką parašęs man į Instagramą. Ir iš karto šio epizodo klausimas, į kurį atsakė teisingai, galite laimėti pakabuką. Kiek arklių planuojame atsukti į veleną ir su kokiu slėgiu mes tai planuojame padaryti? Rašykite atsakymus į komentarus, vėl aš liksiu nugalėtą ateinančiame epizode. Dabar daug nešnekėsiu, epizode laukia labai daug naujienų, labai daug kalbėjimų, todėl būkit kantrus, pasidarykit arbatos, pasidarykit valgyt ir pasiruoškit, turėsit 20 minučių kalbėjimo. Pasistengiau padaryti įdomiai, pasistengiau padaryti informatyviai, todėl rašykit komentaruose, kaip jums šitas video, ar patiko ir kaip jums mūsų ateities planai, nes būtent šis epizodas apie tai. O šio epizodo rėmėjas tampa krepšys.com. Nuo poli komplektų iki bežbaro, iki tvirtinimo plokštelių ir dar visokių niekelių, kurias jau sukėlėm į krepšys.com. Kainos surašytos, viskas kaip ir turėtų būti aišku, bet jeigu kyla klausimų, rašykite Instagramą arba skambinkite numeriu. Atsakysim. O dabar būtinai žiūrim video iki galo, nes pačiam gale parodysim tai, dėl ko čia atėjo. Prieš įvedant jūsų temą ir kalbant apie pilnus pokyčius, į kuriuos dabar nueisim, truputį vėliau epizodą ir būtent apie juos kalbėsim, kas keičiasi, kodėl keičiasi, į ką keičiasi, bet kad nuo to pradėtumėm, aš noriu truputį užbaigti, taip, gerai išgirdot, užbaigti kompresoriaus temą būtent savo automobilyje. Surprise, ir iš tikrųjų, ko tikrai neakcentavom, tai kad mes, tai ką darėm su šitu kompresorium, tiek kiek sukom šitą variklį, tai buvo bendrai pasauliniu mastu, kosminiai skaičiai, būtent 5 litrių, 600 į ratus, 700 į veleną. Viskas kaip ir ok, mes išsiaiškinom, kaip padaryti, kad tas kompresorius laikytų, bet vis tiek, jeigu turim omeny, kad laikytų žodis yra faktiškai, kad nelūžtų visą sezoną, tarp 500 ir 550 arklių į ratus. Toliau jau truputį prasideda niuansai, reikia dar stipriau jį parašinėti, kas yra įmanoma, bet, realiai truputį jau normaliai išbrangsti. Tai pasikviečiau Aleksą, nes principė visą laiką visus šitus reikalus prie kompresoriaus kuruodavo jis, kodėl laikas pokyčiam. Galima jį dabar sės dar patobulinti ir kad tie 600 būtų laikytų ilgai ir nuobodžiai, ilgai nuobodžiai jie nelaikys. Bet įsivaizduokit tai, kad kompresoriaus tūris nėra didelis. Jis čia tas pats, kai įsivaizduokit, kai yra turbina, yra tarkim maža turbina ir mes iš jos, jinai gali ten fiziškai duoti kokius 500 arklių. Tai mes priėjom tarybą, mes jau prašom iš jo netruputį daugiau. Ir tiesiog mes dabar matom į tai, kiek mes investavom laiko. Tai čia yra tobulas semi-pro variantas ir įeinamasis pro variantas, nes šią akimirką saugiai 5 PM į ratus, tai galima iš jo išprašyti. Pats kompresorius iš variklio atima apie kokius PM arklių, tai tikrai. Tai iš motoro mes šį sezoną prašėme apie 7 PM į alkūnę, tai čia kaip iš šito daikto tai yra irgi labai daug iš pilnai standartinė realiai. Aišku, dabar, kai bus pokyčiai, mes jau nebevažiuosim su standartiniu motoru, bet esmė tokia, kad mes pasisėmėm labai daug informacijos, literaliai savaitę modų, mes testuojam savaitę modų, mes testuojam labai daug ko nerodėm tiesiog, nes tai yra tas pats per tą patį. Pakeitėm škyvą, perskaičiavom, vėl išvažiavom, protestavom, grįžom, kažkas gerai, kažkas blogai, vėl protestavom, privažiavom. Ir tai tiesiog eina laikas, mes tiesiog matom, kad laikas tiksi, mes šį sezoną nespėjom į tą traukinį, kad važiuot mums reikia pokyčių. Šitą pokytį mes planavom dar kitiem metam, po šito sezono ateinantiem metam turėjo būti pokytis, nes maksimumą, ką išspaudėm, mes jau žinom, ką išspausim. Dabar jis ateina tas pokytis ir mes keičiam. Tai realiai šitas daiktas dabar gula į lentyną. Aš manau, kad vis tiek su laiku bėgant aš surinksiu biterį ir, ne biterį, o tiesiog semi-pro mašiną su 5 PM arklių ir daug sūkių. Tai yra linksma, žiauri fainai ir huienas responsas ir powerbandas, kurio niekad neturėsit nei su kokiu turbaku ar kažkuo kitu. Ta prasme. Šiai dienai šitą projektą ant pauzės ir šiuo akimirką mes su broliu išsiskiriam su sekančiam idėjom, ką darysim. Jo, ir čia pakalbėsim truputį vėliau apie Alekso kelią ir dabar manau jau laikas pereiti prie mano kelio. Nes aš pasirinkau tokį, Aleksas dar manęs neišsižadėjo. Oi, atsiprašau, spykdė. Bro, what are you talking about, man?
Bet manau, neužilgo toj parodysim nuvažiavę į kitą garažą, kur stovi jau E90 ir kur jau darosi darbai. Nes jau E90 pradėjau ardyti. Ir tai vyko būtent po paskutinės treniruotės, kur nutariau, kad laikas pabandyti kažką naujo. Šitas paklausys dėdė Levicko, tai irgi linkėjimus gali nusiųsti. Kitam kadre pamatysit. Gerai, šiam kadrui tiek, važiuojam. Taip, tai kai matot, šiuo metu yra gilus vakaras, aš randuosi garažą ne veltui. Tai dabar priešais mane jau sudėtas išmetimas, kurį išėmiau iš E90. Ir aš jį išėmiau šį savo ne veltui. Tai dabar kol kas nespoilinsiu, bet pilnas išmetimas. Tikriausiai jį pardavinėsim. Žiauriai gerai atitarnavo kolikai. Čia būtent tie kolikai, kuriuos gaminome, kurie tokį žiauriai gerą garsą sukuria. Tai čia yra tiesiog meno kūrinys. Kas labiausiai užknisa, tai jos įdėti ir išimt. Tarsi tam tikrose vietose, tai net pirščiukais, žodžiu, raktelių po truputį turi daryti, bet realiai, kai turi tokias formas, kaip ir verkt negali. Čia realiai dar šilas metal laikų išmetimas, tigų virintas, gražus iš tikrųjų. Gofros tik tai pasikeitė ir V-bandai, nes buvo prieš tai problemų. Nusiėmė kuro sistemą, aplinkui viskas išsimėtė. Mes važiuosim dabar gamintis naujo išmetimo. O kodėl? Laikas pokyčiam ir jau kai atvažiuosim į vietą, manau pakalbėsim, kokie pokyčiai mūsų laukia. You're connected to this. I don't know how, but I'm gonna find out, and some of what I find is gonna stick to your ass. Ir aš jau pradėjau skaičiuotis biudžetą, kiek mums dar reikia papildomai pinigų ant variklio. Tai pradėsime nuo to, kad mums reikės naujų žvaklaidžių. Taip, 16 vienetų, nėra mažai, bet jų reikia naujų. Lygiai taip pat po jų keliauja ir babinų komplektas. Reikia 8 vienetų babinų, nauja vandens pompa ir visi rolikai. Jokiais būdais varžybų nenori sustabdyti, jeigu netyčia kažkoks rolikas tiesiog originalus pasidavė. Ir čia tik įžangėlė, nes 2-3 daugiau mums reikės išleisti būtent į variklio vidų, kad jis atkentėtų visą tai, ką mes jam planuojame duoti. Ir būtent tokiu būdu aš skaičiuojuosi, kokio biudžeto į ateitį man reikės. Faktas, kad dabar bet koks būdas sutaupyti pinigų bus išnaudojamas. Ir jeigu su kodu KREPŠTY25 virš 50 eurų perkant gali sutaupyti ant siuntimo, tu naudojasi to kodu. Ypač Kaitrodo.lt labai dažnai nuolaidos gaunasi iki 30% įvairiom prekiam. Viskas susideda, kai bandai padaryti gerai, bet pigiau. Nes manau patys suprantat, kad po tokio sezono darytis turbaką finansiškai bus labai sunku. Kas sekat mane Instagram'e, tikriausiai matė, kad buvo diskusijos S55, BPM8, 2JZ. Jokauju, šitie varikliai net pasirinkimi nebuvo. Žiūrim, ką sugalvojom. Tai šiuo metu automobilis einasi G-Fab dirbtuvėse ir čia laikas pradėti naują chapterį, kurį pavadinsim... Tai šį chapterį pavadinsiu stiprus ir įdomus pokyčiai. Ir mačiau jau spėjot, kad bus S55, B58, BKM8 su turbina. Nors pataikė dalinai. Bus turba. Ilgą laiką aš galvojau, ką mes čia galėtume įdėti. Aleksas nusprendė eiti vienu keliu, apie kurį vėliau pašnekėsim. Aš nusprendžiau, kad eisiu tuo keliu, kur galėčiau bet ko pasiklausti kažkojo klausimą, gauti kažkojo atsakymą, ar tai tiesiog kur, ką, kaip daryti. Ir šitą informaciją tikrai pasinaudojau. Dėkui visiems, kurie padėjot ir su to surinkta informacija galim pradėti šitą projektą. Tik tai projektas prasideda nuo kelių klausimų. Kokią turbiną dėti, kur ją dėti ir tada jau kaip pagaminti pilną išmetimą. Nes turbina išmetimas, iš esmės, visas gaminasi per naują. O turba gali būti čia, gali būti čia, gali būti čia, gali būti ten. Ir lygiai taip pat turba gali būti čia. Pirmas dalykas, apie ką pamąstėm, kad gal vis dėlto reiktų, kaip Ignas Daunoravičius, susidėti turbą gale. Tai yra vienas iš protingiausių būdų būtent su mano setupu, nes mes radiatoriaus nenorim kelti į galą. Tai yra papildomas lėšos 3-5 tūkstančiai eurų. Papildomai prie to, kad vėl viską dabar iš esmės reikia keisti, pritaikyti turbai, tai yra atskiras didžiulis biudžetas. Todėl nusitykite, kad truputį daugiau integracijų matysit, nes šitą mašiną kažkaip turi važiuoti. Keliai iš esminių dalykų, kurie keičiasi dedant turbą gale, tai tau reikia vieną vamzdį išmetimo pravesti iki pat galo. Lygiai taip pat grįžti su būsto vamzdeliu atgal. Ir čia susidurėm su problema.
Realiai vienintelis būdas tvarkingai pravesti, tektų pjaustyti dugną, tada automatiškai, kadangi įleidai jau vamzdžius į salono vidų, jos reikia kažkaip uždaryti, tai yra dar papildomas projektas, papildomos lėšos ir tai truputį mus atgrasina to. Plius prie to pačio, return line'as pakankamai didžiulis gaunasi, jis irgi nėra pigus, lygiai taip pat reikia statyti siurbliuką, jeigu nori, kad visas tas tepalas grįžtų tvarkingai į karterį, nes labai didelė tikimybė, kad turba gausis truputį aukščiau nei karteris ir, kaip mes žinom, nuo turbos turi realiai žemyn bėgti tepalas į variklį. Kai tai nevyksta, reikia siurbliuko. Tas siurbliukas irgi kainuoja visai nemažų pinigų. Be to, kai turim čia turbiną, automatiškai reikia oro. Iš kur jinai ims orą? Tai Ignas Donoravičius minėjo, kad arba darai paėmimą per galinės duris, arba per bagažinę, bet faktas, kad negali oro imti iš čia, nes čia yra padangos, čia realiai va, zestinkės čia susirenka ir tas zestinkės, žodžiu, filtras būtų gerai, kad nesuvalgytų. Tai čia dar vienas dalykas, apie kurį reikia pamastyti, jeigu darai turbo gale. Plus, reikia atskirą bakelį pasidaryti prie to siurbliuko, kad ten visa ta sistema veiktų. Ir faktas, kad kai kalbam apie turbo gale, reiktų paminėti turbo lagą, bet faktiškai, jeigu tu viską tvarkingai izoliuoji ir karštį palaikai iki pat galo, tai principe tą būsto lagą tariamą, kurį turėtum jausti, realiai jis bus minimalus, o kaip Ignas minėjo, realiai jo praktiškai nebuvo. Tai vėlgi, priklauso nuo taip, kaip tu viską realizuosi, tiek ir turėsi kažkokių pranašumų arba minusų. Bet iš esmės, parinkęs tvarkingą turbą, kaip ir neturėtum to lago jausti iš esmės. Tai to dalyko kaip minuso tiesiog realiai net neskaitau. Nes turba kaip ir ant veškės, o veškė su išsipūtimu kaip ir bėdų neturės. Ne šiandien. Kita vieta, kaip dauguma daro veškėse, išveda kolektorius į priekį ir mes turim vieną didžiulę turbiną čia. Tik šitas radiatorius turėtų keliauti į galą. Radiatorius keliavimas į galą kainuoja tikrai nemažus pinigus, taip 3 ir 5 tūkstančių eurų. Tai turint omeny, kad į didžiulį projektą negalime įsivelti, ribotas biudžetas, mums reikia funkcionuojančio dalyko, kuris veiktų, būtų prieinamas visas servisavimas ir tvarkymas ir kad tiesiog neįsiveltumėm į tokį didžiulį projektą, kad vėl sezono eigoje mums reikėtų kažką dirbinėti arba vėl vos spėtumėm į sezoną. Mums reikia pasitreniruoti prieš sezoną, mums reikia viską pasidaryti taip, kad būtų paprasta ir veiktų. Radiatoriaus kelimas į galą tiesiog atkrenta. Bet kaip supratot, turbos gale nebus, turbos prieki nebus. Tai kur turba bus? Dar kartą parodau ant žibėjų, tai galite tik tai spėti, kur mes sumastėm tą turbiną įdėti. Prieš kalbant, kur mes ją įdėjom, parodykime kolektorius, nes jie jau perėjo realiai į V2 stage'ą, nes V1 stage'as, kaip visą laiką. Nori geriau, nori protingiau, pasiklausinėjai ir pasikeičia. Eina pažiūrėti, kaip mums gaunasi gamintis kolektorius turbinai. Ir po to pakalbėsim, kokią turbiną ir kodėl pasirinkau. Tai prieš tai turėjom M3 kolektorius, atmosferiniam variantui sukūrė aфиgeną garsą, kurį realiai pamilo internetas. Ir dabar mums reikia pagaminti turbo kolektorius. Ir norėtųsi išlaikyti tą patį garsą ir čia jau susidurėm su problema, o problemos yra kelios iš tikrųjų. Tai yra turbos vieta, garsas, termoizoliacija realiai, kad viskas nesudegtų, kai viską sudėliosim, sukomponuosim. Tai už manęs jau stovi V2 versija ir tai pakalbėsim, kodėl perdarėm ir iš esmės, ką čia gero sulipdėm. Tai dabar apie kolektorius. Tai dabar ką mes turim, kairė ir dešinė pusė jau praktiškai padaryta, dabar jau viskas sumokapinta ir šitą mokapą jau reikia dėti į automobilį ir žiūrėti, kur toliau viskas išeis. Tikriausiai pirmas dalykas, ką pastebėsit, tai kad dešinė nuo kairės pusės skiriasi. Mūsų tikslas buvo išgauti kuo įdomesnį garsą ir sutalpinti, aišku, viską. Kadangi turbos vieta bus nestandartinė ir ją vienaip arba kitaip paliekam priekyje, tai jau manau galite spėti pagal kolektoriaus dizainą, kurioje pusėje turbina bus. Ir būtent tai sudarė pačią didžiausią ir sunkiausią dalį, kaip ką viską pravest. Tai labai smagu, nes drifto temoje gali realiai viską išsigūglinti, pasiklausinėti žmonių, kaip kas ką daro. Tai realiai kas keisčiausia, log tipo kolektorius. Tai yra, kai turi tiesiog realiai vieną vamzdį, į kurį įeina išmetimo vamzdeliai ir išeina tiesiog žemyn. Yra vos ne vienas iš geriausių būdų turbinai duoti responsą ir visą kitą. Bet mes einam to keliu, kad mes norim išgauti kuo įdomesnį garsą. Įdomesnis garsas būna, kai kolektoriaus visi lenkimai atsiranda, jų ilgis tada tampa daug svarbesnis. To principu ir pradėjom žaisti. Gaminant kolektorius reikėjo turėti omeny, kad kairėje pusėje turime vairolazdę, kurią turi klyrint visas kolektorius ir kažkaip turi kolektorius nueiti žemyn ir tada atsirasti va šitam va tarpe
persikelt vamzdis į kitą pusę, nes turba bus, manau, jau kaip supratot, šitoj pusėje. Vienas vamzdis turi ateiti iš šitos vietos, o kitas vamzdis jau ateis iš šitos vietos. Pirmoje versija, kurią matysit čia, buvom iš tikrųjų kitaip sumastę, kad pravesim vamzdžius abu apačioj, bet tada pasiklausinėję, kokio dydžio vamzdžius reikia dėti ir vesti į turbiną, supratom, kad mes tiesiog neturim tiek vietos aplinkui, kad tilptų tie du vamzdžiai iš apačios. Todėl teko vienu kolektorių perdaryti ir padaryti vamzdžio ateimą iš viršaus, kuris lygiai taip pat ateis į turbiną, tai vienas iš viršaus, kitas iš apačios. Ir čia lygiai tą patį matom, ne log tipo kolektorius, o toks, kuris sugeneruotų įdomesnį garsą. Tai tikriausiai pastebėt, kad jie kardinaliai pagal dizainą skiriasi, bet tokia esmė ir yra. O čia stengiamės kuo mažiau kaitint generatorių, nes vienaip arba kitaip reikia padaryti taip, kad jį galėtumėm pakeisti. Ir žiauriai daug laiko praleidome, kad galėtumėm pakeisti starterį. Šito runnerio pasvirimas, atitolimas, žodžiu, labai daug prasižaidėm, bet teoriškai turėtų pasikeisti. Aišku, žiūrėsim, kai viskas susivirins, kaip bus, bet žiauriai daug laiko praleidom tam, kad tiesiog išsimtų starteris. Bet mes norim truputį praktiškiau padaryti, kad viskas realiai veiktų, kad tiesiog važiuočiau ir jeigu kažkas sulūžta, galėtumėm tai pakeisti ir nereikėtų pusę automobilį išardyti. Aišku, jau kita tema, kaip šitos kolektorius įdėti neišimus variklio, kadangi kolektorių gamybą iš esmės neužsiminėjom ir lygiai taip pat J-Fabas neužsiminėjo kolektorių gamybą, tiesiog kaip ir visą sezoną Adas padeda mums spręsti dalykus, kuriuos tikrai iš esmės sunku išspręsti. Visą šitą raizgalinę pagaminti realiai yra atskiras darbas, už kurį didelis dėkui jam, bet kaip ir jis minėjo, antrą tokį gamint tikriausiai jau negamintų. Bet maksimaliai ką galėjom padarėm ir žiūrėsim, koks gausis garsas, nes aš tikiuosi, truputį bus įdomiau, nei tiesiog paprasta vaškutė su turba, kurią realiai prieš porą metų būčiau žiauriai o dabar dedu. Bet turint omenyje, kad reikės suktelti iki 7,5 tūkstančių RPM, tai manau tas garsas vienaip arba kitaip turėtų atsipirkti. Plus išmetimas nebus gale. Tai dabar šitie makaronai jau parašti, dėsim juos į kėbulą ir žiūrėsim, kur galutinė bus turbos vieta ir kaip viskas susives. Tai mes dabar, kaip ir minėjau, turim tos du vamzdžius atvesti į turbiną, nes turbina twin scrollas. Ir manau jau laikas parodyti, kokią turbiną naudosim. Here I come. Here I come. Nes turbinos pasirinkime realiai yra ką veikti ir truputį papasakosiu, kokiu principu aš išsirinkau ją. Nes išsirinkime, aišku, atsirėmė į biudžetą, į dydį ir bendrai patirtį, kurios neturi. Tai dėkui visiems, kurie atsakėt ir padėjot. Tai Kelpša, Unexas, Makpreišas, Vaškelis labai didelį inputą padarė, Dyburys. Tai yra bendrai žmonės, kurie vienaip arba kitaip patarė, kaip ką daryti ir ko nedaryti. Ruoškit nuo savaitės, pokyčiai nemaži. Susipažinkit, nauja sraigė, kuri pakeis kompresorių ir ta sraigė yra šį kartą Turbo Systems. Pradėkime nuo to, kokio velnio šitą turbą ir kaip ją išsirinkau. Tai faktas, kad reikia susirašyti visus spekus, žiauriai padėjo su turbos išsirinkimu ChatGPT. Realiai ChatGPT naudoju kaip asmeninį savo analitiką. Tai turiu skirtingas turbinas su skirtingom konfiguracijom, man reikia, kad surašytų lentelėje, palygintų. Tai irgi pasiklausinėjau, ką naudoja konkrečiai Šaika su 4 litriais savo bemviniais turbom varikliais Lietuvoje ir užsienyje. Tai jo, išsiaiškinau realiai, kad yra 3 realiai turbo sistemų turbos, kurios Lietuvoje bent jau per vaškės yra paplitusios. Tai iš tų 3 turbų realiai man padėjo išsirinkti keli žmonės, kuriuos jau minėjau prieš tai. Nes tuo pačiu metu nesinori pasirinkti per mažos turbinos, tuo pačiu metu nesinori pasirinkti per didelės turbinos. Gavau iš Vaškelio pasiūlymą tiesiog pasimti pačią įmanomą didžiausią turbiną, tai HTX 5.5, jeigu neklystu. Tai ten, realiai fūrinė turbina, aš suprantu kodėl. Ypač kai suki automobilį į aukštesnius sūkius ir nori, kad normaliai automobilis kvėpuotų aukštose sūkiuose, tai jo, suprantu tą didelę turbiną. Bet kadangi po kompresoriaus būsiu tikrai išlepęs važiavimo stilistiką, tai man reikia tokio mediumo, kad realiai važiuotų nuo vidurinio apsukų į galą. Tebūnė nuo mažų apsukų, kaip sakė realiai Vaškelis ir visiškai palaikau šitą idėją, kad tu turi vaškę, tai apie kokios pūlo problemas tu kalbi. Šaika važiuoja su 2,5 litro arba su 3 litro ir nesiskundžia. Blogiausiu atveju antilagas. Tai žodžiu, pasirinkom turbą truputį didesnę pusę, bet realiai, kaip praktika rodo, tam poweriui, kurį aš planuoju sukti, šitą turbiną tinka. Bet reikės ir variklio dadirbimo. Pagal savo turimą biudžetą pasirinkimuose turėjau žiūrėti arba Pulsarą, arba Turbo Systemus. Šį kartą pasirinkom, žodžiu, pagal modeliukus, jeigu kalbant, HTX 4271, tai yra truputį didesnė turba šitam housing'e, yra 2 modeliukai, kurie truputį mažesni ir tada jau prasideda ta didžiulė sraigė, kurią jau naudoja Vaškelis ir kiti
normalūs bičiai. Mes realiai ne ant tiek stiprus, kad patemptumėm HTX PM5. Manau, mūsų motoriukui šita turbina bus more than enough, nes man atrodo, kažkas minėjo, kad su ją galima 900 į ratus atsukti, kas yra, viskas ok. Šiaip žiūrėjau realiai pagal spekus, čia realiai yra identiška turbina, ką naudoja Šanakanas ant savo GT-škės ir ten suko, man atrodo, štuką į veleną, jeigu neklystu, bet ten ant 6 cilindrų. Čia vaškutė, viskas truputį kitaip, bet turėtumėm pagal idėją su šitą turbą pataikyti ten, kur mums reikia. Čia jinai, kiek suprantu, ir vandeniu užšinama, čia ir tepaliuką reikės viskas susidėlioti, kad viskas būtų ok. Ir mums reikės kolektorių suvesti iš abiejų pusių, į kairį ir dešinį benką. Tik aišku, čia matau, reikės dar biškį persižiūrėti plokštumos lygumą, nes jinai kažkokia čia tokia pašvysta. Bet nieko, šitą sutvarkysim, jeigu ką. Tai priėjom kaip ir jau finalinį etapą, tai yra turbos tvirtinimo etapas, kur turbiną įdedi jau galutinę vietą. Ir kai turbina jau galutinėje vietoje, gali galutinai davesti viską iki kolektorių. Tai kaip ir prieš tai minėjau, iš dešinės pusės po varikliu turi praeiti, žodžiu, išmetimas, išeiti į šitą pusę ir susijungia į išmetimo dalį. Vienas paipas jau suvestas, kitas su izoliacija dabar laikosi, plius minus rodo, koks bus kelias ir koks bus vaizdas. Ir lygiai taip pat iš šitų paipų reikės išvesti veisgeitą. Ir jau kaip suprantat, išmetimo čia nepravesim. Ir kaip tipinė vaškė, vesim išmetimą pro kapotą. Veisgeitas ir išmetimas pro kapotą, tai reiškia bus kosminis garsas. Reikės dažnai valyti langą, bus labai garsiai. Mes kaip ir su to susitaikėm, viskas ok, toks placementas. Tai lieka realiai susidėti veisgeito visus dalykus ir užsiminėti jau intercoolerio pipingu ir kaip kas toliau eina. Reikia visą tą išmetimą, kurį dabar sutekinom, pilnai pravirint. Bet dabar Adas iškeliavo atostogų, tai linkiu jam gerai pailsėt. O dabar mes keliamės į kitą kadrą, kaip visą laiką turim kitų dalykų neužbaigtų. Grįžtam į pagrindinį garažą, kur mūsų laukia dar daugiau darbų. Dar bus klausimas, žinau, kad bus klausimas. Tai kodėl nedėti didesnio kompresoriaus? Viskas ok, jų yra pirk didesnių, tik tais jų kaina yra neracionaliai didelė, apie 10 000 tik už kompresorių. 10 000. Jo, kad suprasti 10 000. Tai mums pereiti į kito tipo galios, kaip sakant, įputėję, per pusę yra pigiau. Mes pinigų tiek neturim. Turėčiau 10 štukų, tai čia tikrai stovėtų didesnis bloweris. Tai va, bet dėja... Ne. Ja. Kaip ir visos kitos opcijos realiai, viskas atsiremia į pinigus ir į biudžetą. Šito tikslas buvo, kad paprasti bernai, kurie gali važiuoti semi-pro ir tai yra visiškai biudžetinis variantas. 2500 visas vapas užmauti ir susigeneruoti tiek arklių, tai yra, vis dar yra pigiausias variantas. Kam reikės kompresorių įsikrauti, galite kreiptis, pilnai prakonsultuosim. Turim labai daug detalių bendrai, adapterių, visokių dalykėlių, kurie gali būti naudingi. Škyvai visi, su viskom galim padėti, jau ne vienam automobiliui esam įdėję kompresorių, todėl tikrai galite kreiptis, nes visi tie palaidoti kompresoriai realiai yra to kaina, kad kažko išmokti, kad bendrai suprasti, kaip šitą dalyką priversti veikti drifte. Pasaulyje mažai žmonių, kurie važiuoja drifte, net arti su tokiais arkliais. Būtent su šitų setup. Laikas man vidosas tau, tikiuosi patiko vidosas, rašykit komentarus, kaip mūsų planai. Ir neužilgo kalbėsim apie Alekso buildą, apie kelis naujus automobilius, kurie atsiras šiam kanale. Tai stay tuned, čia buvo Križisys, šiam epizodui tiek.